Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Manosios tautos palikuonys bus žinomi gentims, jų atžalos garsiais tautose. Visi, kurie juos matys, supras, jog tai padermė, kurią laimina viešpats. Širdingai aš džiaugiuosi viešpačiu, man siela džiūgaus Dievu manuoju, nes jis mane rengia išganimo rūbais, siaučia teisybės apsiaustu, kaip sužadėtinį šventiškai puošia, tarytum nuotaka vėriniais dabina. Kaip žemė augina pasėlius, taip sodas želdina, kas jame pasodinta. Taip viešpats Dievas apreikš teisybę ir šlovę visų tautų akivaizdoje. Tai Dievo žodis. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi viešpačiu, Dievas man teikia stiprybę, džiūgauju priešus nuveikęs, viešpatie, tu man padėjai. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Stipriųjų galybė sudūžta, silpnieji jėga apsijuosia, sotieji darbuojas dėl duonos, jos alkė jau nebeskursta. Kur buvo bevaikė, pagimdo 7, vaikingoji štai nužydėjo. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mirtis ir gyvybė iš viešpaties rankos. Nuvedęs mirties viešpatijon, iš jos ir grąžina. Tai viešpats padaro vargšu ir turtingu, jis žmogų pažemina, jis ir išaukština. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Jis pakelia vargšą iš dulkių, neturtėlį iš pelenų jis ištraukia, jam sėstis pasiūlo kartu su didžiūnais, garbinga jam parenka vietą. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Palaiminga mergelė Marija, ji dėmėjosi Dievo žodį ir svarstė jį savo širdyje. Alleluja, alleluja, alleluja. Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią. Paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Mėly radijo klausytojai, Jėzaus vaikystė, jaunystė, vėl Marijos ir Juozapo įvykiai šiandien Evangelijoje. Mes turbūt niekada ant žemės nepajėgsim tą atpažinti ir suprasti, kad Jėzus buvo ir Dievas, ir žmogus, kaip tai persipynė, kaip tai pasireiškė. Ir Evangelijoje mes girdim Jėzus kai kur reiškėsi kaip Dievas. Netikiu, kad jis specialiai tėvams nepasakė, jog nori pasilikti
ar specialiai norėjo juos įžeisti ar kaip nors, bet jau 12 metų jis reiškėsi kaip Dievas ir po to vėl reiškėsi kaip žmogus, kai jis grįžęs namo, buvo klusnus Juozapui ir Marijai. Slėpinys yra Jėzaus asmuo ir Dievas ir žmogus. Ir kartu iš Marijos ir Juozapo vėl mokykimės, kaip jie bandė suprasti Jėzų. Marijai rūpėjo Jėzus, bet kartu ir matome, kad ji nebuvo ta, kuri kažkaip tokia globa užsiėmė Jėzaus, kur nieko neleistų daryti arba nuolat tik jį sekiotų, nes, kaip sako Evangelija, jis kažkur buvo keleivių būryje, reiškia, Jėzus turėjo draugų, pažįstamų, su jais ėjo kartu arba likdavo kur nors. Dar kartą man šitas Juozapo ir Marijos pavyzdys rodo, kai mes kalbame apie šventą šeimą, tai nereiškia, kad ten buvo kažkokie tokie surišti santykiai, kur nebuvo laisvės, kur kažkokia lyg kontrolė ar nuolatinis gyvenimas vienas kitu. Tai buvo žmogiškas gyvenimas, meilė ir rūpestis, bet ir pasitikėjimas. Ir pasitikėjimas, palikta kelionė kiekvienam atskirai. Manyčiau, šis pavyzdys ir mums rodo, kad kai mes turim brangius žmonės ir mes turim rūpesčius dėl kitų žmonių, mylėti jais, rūpintis, bet negyventi jų gyvenimais, ne? Palikti laisvę kiekvienam žmogui keliauti, nereikalauti ataskaitų, nereikalauti kontrolės kokios nors. Tarp Marijos ir Juozapo ir Jėzaus buvo laisvi santykiai, meilės santykiai, kurie palieka laisvą keliauti kiekvienam. Aišku, iš Evangelijos ta, kad Marija rūpinosi Jėzumi ir kai žinom, kad paskui Jėzus mums paliko Mariją kaip motiną bažnyčiai, mes galim šito Evangelijoje įžvelgti, kad lygiai taip pat šiuo metu ir Marija rūpinasi mumis. Ir mes į Mariją kaip motiną galim kreiptis, kaip jai vaikelis Jėzus buvo svarbus ir jo ieškojo ir mūsų Marija, jeigu mes tą santykį stiprinam, gilinam Marijai, mes tampame svarbus. Mes galime atrasti per Mariją, kaip ji veda prie Jėzus, kaip ji padeda dalykus, kurių mes nesuprantam, išlaukti. Dar Evangelijoje, kad Marijos širdis labai didelė, vėl jie, kai ateina pas Jėzų, jis sako, aš ir tėvas su sielvartu ieškome tavęs, arba vaikeli, ką mums tai padarei. Marija, nors ir kaip atskiras asmuo, bet ji matė ir Juozapo skausmą, turbūt ir padėjo jai giminaičiai Jėzaus ieškoti. Tas klausimas, vaikeli, ką mums tai padarei, vėl rodo Marijos plačią širdį. Ji netėjo kokios savigailoje įsižeidus, bet jį vardino žmonės, ką mums tai padarei. Ji turbūt matė ir Juozapo rūpestį ir skausmą ir tų žmonių, kuriems rūpėjo. Marijos didelė širdis. Marija taip pat gali būti ta, kuri kaip bendruomenė, jai rūpi visi žmonės, ne vien pavieniui mes. Kodėl mums tai padarei, Marijos plati širdis? Ir dar ši Evangelija mus pavoko vieno maldos būdo. Turbūt nekartą girdėję šį maldos būdą, dar norisi jį pakartoti. Pabaiga Evangelijos, kad Marija nesuprato Jėzus nei šito poelgio, nei žodžių ir ji laikė visus įvykius savo širdyje. Toks gražus maldos būdas. Ne viską mes kartais protu suprantame, mūsų gyvenime įvykius, pasaulio įvykius, mūsų asmeninius įvykius. Ne visi žinom, suprantam, kaip bus su mumis ateityje, galbūt šiuo metu, kai kurie sergam liga, dėl kurios mes nežinom, kiek mes ilgai gyvensim. Tai, ko mes nesuprantam, kas neaišku, mokykimės iš Marijos. Įvykius ne vien tik protu bandykim suprasti, bet maldoje laikykim savo širdyje. Ir ateis atsakymas. Tikrai ateis atsakymas. Reikia mokėti laukti. Tikiu, kad ir čia esantys prie Marijos radijos imtuvų klausytojai jau turi tokias patirtis, kai iškyla abejonė, kai kyla klausimai, kai meldžiame Dievą ir atrodo neišklausomi, ir kai mokame laukti, ateina atsakymai, vienokie ir kitokie. Ateina bent supratimas, kad Dievas žino ir supranta, tik šiuo metu neduoda atsakymo.
o mums dar reikia palaukti. Ir tas, kuris maldoj mokia laukti, tas irgi rodo nuoširdžią meilę ir pasitikėjimą Dievu. Kad Dievas tuo laiku, kai mums reiks, tuo metu, kai mums reiks, suteiks mums atsakymą. Mokėti laukti, tai parodyti, kad pasitikim Dievu, kaip ir Marija pasitikėjo. Štai kiek daug tų momentų iš Evangelijos mes galime atrasti. Linkiu, jeigu turit laiko dar kartą paskaityti šitą švento rašto vietą, gal jums dar kas nors įkvėpimas ateis. Matykit, kad įvykiai Juozapo gyvenime, Marijos gyvenime, Jėzaus gyvenime nėra tik istoriniai, nėra tik tam, kad mes žavėtumėmės, bet jie yra palikti ir tam, kad ir mūsų gyvenime veikia maldos būdai, taip kaip tie elgesiai Jėzaus, Marijos ir Juozapo, jie mums svarbus, gali kalbėti mūsų dabartinę patirtį. Mes dalyvaujame slėpinyje, skaitydami Evangeliją, kurį galim perkelti į mūsų patirtis, mūsų rūpesčius. Tai ko šiandien mes ieškom, ko nerandam, nebijokim Marijos paprašyti pagalbos ir paprašyti ir mokėti laukti. Amen. Homiliją sakė tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis.